Planuoju pirkti automobilį. Man sakė, mažai pravažiavęs ir nedaužtas. Pats nebūk daužtas, patikrink jį Car Vertical. Ten rasi visą informaciją apie jo auto įvykius, ridą, vagystės, net ir komplektaciją. Kartais gal net rasi nuotraukų. Kiekvienas automobilis slepia savo istoriją. Patikrink ją su Car Vertical ir kodu INDRE20. Sveiki, čia Indrė Kavaliauskaitė ir mano laida, kurioje kalbame apie investavimą skirtingomis formomis. Šiandien esu Classic Car Loft. Tai ne garažas, tai tokia vieta, kur kiekvienas automobilis turi charakterį, istoriją ir nuolat kylančią vertę. Šiandien kalbėsiu su šios vietos įkūrėju Šarūnu Žitkevičiumi, kuriam automobiliai ir technika jau seniai nėra tik verslas. Tai yra emocija ir gyvenimo būdas. Kiek apie jūs skaičiau, kiek apie jūs domėjausi, iškart susidarė nuomonė, kad jums automobiliai ir jų restauravimas, pirkimas nėra kažkoks pirk-parduok greitas sandėris. Čia yra vizija. Nuo ko ta vizija prasidėjo? Labas, Indrė. Taip, vis teisingai pastebėjai, tai visai nėra. Na, aš to verslų nepavadinčiau, greičiau aš esu išgalvojęs tokią savoką, kad tai yra hobis, kuris save išlaiko. Tai iš tikrųjų tai yra greičiausiai toks gyvenimo būdas, kuris duoda ir generuoja kažkokių tai ir pajamų, be jokios abejonės, kad tu galėtum išsilaikyti, galėtum gyventi, galėtum kažką tai pirkti, parduoti, remontuoti, restauruoti. Čia viskas prasidėjo nuo kažkokio mažo versliuko ir užaugo į vieną didžiausių restauravimo centrų Baltijos šalyse. Galvoju, visi turi nuo ko tai kažkokį modelį, nuo kurio prasideda svajonė. Prisimintumėt savo, kad ir iš plakato. Kas buvo pirma meilė technikai? Tai be jokios abejonės. Tai neatsirado viskas iš karto. Man nieks nieko nepaliko, nieko nepadovanojo. Aš esu tikrai kilęs iš paprastos pedagogų šeimos sovietinių laikų. Ar ne, gyvenom turbūt kaip ir visi, 5-aukščiam name rajone Kauno vienam. Ir viskas, žinoma, prasideda turbūt kaip ir daugelis kažkokių tai vizijų, kurios po to realizuojasi nuo paprasto vieno garažiuko, ar ne, kuris po to augo, aišku, per visą metų eilę išaugo iš tikrųjų į tokią ganėtinai didelę struktūrą, kur galiu tikrai dabar jau pasigirti, ar ne, kad nelabai aš čia tų analogų ir matau aplinkui, ko gero ir nematysiu, kadangi tai reikalauja iš tikrųjų be galo didelių investicijų, jų anksčiau gal tiek daug nereikėjo, ar ne, dabar viskas kainuoja daug daugiau, pradedant nekilnojamų turtų ir pradedant įvairiausiom investicijom. Tai viskas buvo galbūt šiek tiek lengviau ir jeigu reikėtų visą tai pakartoti iš naujo, aš nežinau, ar vėl ryžčiausi tokiai avantūrai, kadangi per visą tą laiką iš tikrųjų buvo tokių įvairiausių nuotykių ir įvykių, kol tu užaugini viską, daug rizikuoji, daug prarandi, bet aš esu labai toks užsispyręs ir aš visą laiką ėjau į tą tikslą ir aš skaitau, kad aš tikrai prie jo priėjau. Turit įvairiausių modelių ir kaip kilo mintis, čia visko turim, ir princų automobilių, ir hollywoodinių modelių, ir kas iš jų yra vertingas dėl savo technikos, o kas dėl istorijos. Nežinau, kiek verti tie automobiliai? Net nedrįsčiau vardinti skaičių, kadangi jų realiai pats tiksliai ir nežinau, kadangi visos tos vertės, visi tie skaičiai skiriasi nuo laikmečio, nuo ekonominės situacijos. Iš tikrųjų, visas šitas automobilių tos vertės ir visi tie seni, sakykime, automobiliai, kolekciniai, jų kaina vėlgi labai priklauso nuo
nuo viso pasaulio ekonomikos. Mes Tai, nešnekam. galiu paklausti apie kainas dabar. Sakykime, turim iš holivudinių filmų, iš Gatsbio turim čia automobilį, taip? Taip. Ko, nemanau, kad norėtumėt tokį parduoti, aš nenorėčiau, jeigu turėčiau, bet jeigu reiktų parduoti, kaip manot, kokia jo būtų? Na, sunku pasakyti, aš iš tikrųjų nelabai apie tas vertės ir norėčiau šnekėti, ar ne, ta prasme. Už žmonėm įdomu pinigai. Ir man įdomu, kiek... Na, tai... Vis daug kas sako, kad perku automobilį kažkokį, ar ten senovinį, klasikinį automobilį, kaip investicija. Kiek iš tiesų tai ir yra investicija, kiek emocinis noras turėti kažkokį labai gražų automobilį? Na tai jeigu tu gali sau leisti, tai tu gali pirkti automobilį, kuris prasideda nuo 100 000 ir į viršų, ar ne, jo atitinkama ir kaina auga visai kita kreivė, bet tu gali pirkti automobilį ir už 10, ir už 15 tūkstančių, su metais jisai brangs, aišku. O kaip čia reikia pirkti? Na, tai... Arba jūsų istorija. Jo, galite pirkti, šiandieną galite drąsiai pirkti Mercedes-Benz 107 kėbulų ar Mercedes-Benz 129 kėbulų, aš neku apie SL klasę, ar ne, tai automobiliai, kurie visada brangsta, gal jie nėra, gal jų ta brangimas tas procentaliai nėra toksai greitas ir ten pastebimas labai, bet jie iš tikrųjų brangsta ganėtinai sparčiai. Aišku, reikia žinoti, kokį modelį pirkti, kokio variklio kubatūrą, koks turėtų būti jo išpildymas ir panašiai. Tai nėra tas toksai aklas pirkimas, man sakė, kad reikia pirkti SL klasės Mercedes, aš jį perku ir už 5 metų aš jau nieko neveikdamas būsiu ten praturtėjęs kažkiek tai tų pinigų, žinoma, taip nėra, reikia gerokai pasidomėti, pasikonsultuoti, plus to šiai dienai tos galimybės yra ganėtinai nemažos, ar ne, internetas iš tikrųjų duoda labai daug informacijos, o tas paprastai... Jeigu galėtume sudaryti, tada tokius 3 modelius, kuriuos įsigijus ne iš tų super mega brangių automobilių, o žmogus nori pradėti kažką kolekcionuoti, nori, kad tai būtų investicija, kad neprarastų pinigų bent jau, kad arba užsišaldytų, arba paaugtų. Vieną išgirdom, Mercedesas. Tai Mercedesas pirkite, niekada neprašausite pirkdami BMW M seriją, ne? Visą laiką išlošite su laiku. Na ir aš vis tik tai esu linkęs, jeigu mes šnekam apie investiciją gyvenant pas mus čia Europoje, tai vis tik turėtų būti europiniai automobiliai. Na, jų aišku yra daug, pirkit galų gale Jaguarą, kokį tai kabrioletą, nežinau, E-Type'as, gal jisai yra ir toksai jau prie senesnių automobilių, bet tai jie visi yra tokie brangstantis, ar ne. Visų pirma, reikia pasižiūrėti, kiek jų buvo pagaminta, ar jie gražus, ar juos žmonės myli, ar jie dažnai labai automobiliam duoda pridėtinės vertės nusifilmavimas vienam ar kitam kažkokiam tai žymiam filme. Jeigu tai būna kažkoksai tai holivudinis mega hitas, tai 100%, kad automobilio kaina didės labai sparčiai, kaip vienas iš tų pavyzdžių. Jeigu šnekėt apie amerikietiškus, tai yra Fordas Fastbackas, kuris nusifilmavo filme Dingti per 60 sekundžių. Na, ta vadinama Eleonora, tai automobilis visą laiką visų norimas, brangstantis. Aišku, jų tokių kaip Eleonorų nebuvo, tai buvo grinai scenaristų sumanimas ir duotas vardas automobiliui, tai buvo viskas sukurta tik filmui, bet jo tas milžiniškas populiarumas padarė, kultą, kada perka tuos Fastbacko kėbulus, aplipdo apdailom, kai buvo tam filme ir, tikrai teikia daug. Žmonės nori pirkti istoriją labiau, negu kažkokias arklio galės. Gerai, o jeigu, tarkim, irgi įdomu jūsų nuomonė, turim, paimim kažkokią klasiką, Porsche 911, kažkokį seną modelį, kaip manot, kuris variantas geresnis? Ar visiškai
originalus su natūraliu nusidėvėjimu, va, toks, koks buvo, kiek ten pravažiavo, tvarkingai laikytas, bet važiuotas, ar restauruotas? Ar restauracija tikrai atsiperka? Na, čia jau taip. Kad gražiau restauruotas pasistatyti tuose gražiuose garažuose, čia nėra diskusijos turbūt. Kas vertingiau? Tai taip, tai čia jau prasideda niuansai, ar ne? Galim pradėti nuo to, kad 911 nelygų 911, ar ne? Jeigu 911 Turbo S, ten tų raidelių įvairiausių, ar ne? Aišku, Porsche 911, jeigu imti konkrečiai kaip modelį, tai ir jeigu žiūrėt kaip investiciją, tai žiūrėčiau tik į turbininį modelį, ar ne, kadangi, na, jie ir dabar yra be galo brangus ir jie brangsta, na, kiekvieną dieną ir jų pardavimė vis mažėja ir mažėja. Tai reiškia, kad, na, iš tikrųjų yra paklausus automobilis. Vėlgi, jeigu žiūrėti į restauruotą ar nerestauruotą, aš asmeniškai rinkčiausi nerestauruotą, bet labai gerai išlaikytą su maža rida. Tai iš tikrųjų yra daug didesnė vertybė ir išliekama vertė. Jeigu žiūrėti į restauruotą automobilį, na, žiūrint, kur restauruotas, kas restauravo, kaip darė, kaip padarytas ir panašiai, atsiranda daug niuansų. Nes aš vis žiūriu, visi turim kažkokius svajonių automobilius ir aš vis pagaunu save, kad prisisaugau nuotraukų, labai gražiai šiuo metu madinga restauruoti Defenderius. Ir ten jų kainos tokios kosminės ir galvoju, ar tai ir bus mada, kuri praeis, nes iš principo tą automobilį originalų sugriauna, palieka jo kėbulą ir labai gražiai stilingai įrengtą, naujai įrengtą vidų. Čia bus mada ir pralošimas? Ne, Niekam neliepiam taip daryti. Man įdomu jūsų nuomonė. Pavyzdžiui, tai yra... Išmeščiau pinigus ar galėčiau sakyti, va čia nusipirkau automobilį investicijai, nes ten ta kaina yra ten tikrai apie 200 000 kainuoja. Taip, jie yra brangus, tai vėlgi mes gyvenam, aš kaip sakau, automobilius, tikrus automobilius baigė gaminti apie 95 metus. Aš visą laiką kaip pavyzdį imu Mercedes-Benz 140 kėbulą, mums visiems žinoma galbūt banginių kodinių pavadinimų, tai didįjį S-klasės Mercedesą ir po to prasidėjo visi globalūs reiškiniai ekonominiai pasaulyje, ar ne, kada atsidarė visur sienos, žmonės tapo labai vartotojiški, atsirado iškart didžiulis pinigų judėjimas visam pasaulyje ir aišku atsirado tuo pačiu ir įvairiausių tų norų, kuriuos visą laiką atsiranda, kas juos išpildys, ar ne. Ir vienas, na, aišku, tai yra madinga iš principo imti dabar kažkokį tai seną kėbulą ir jį, kaip aš sakau, užmaut ant kažkokio tai modernaus variklio, modernaus automobilio važiuoklės, variklio. Amerikiečiai jau tą senai darė, tai buvo vadinama hot rod kultūra, kada senas automobilio kėbulas būdavo uždedamas ant greito tam laikmečiui kažkokio tai automobilio. Pas mus ateina tik dabar ir ta pasiūla iš tikrųjų netgi nėra tokia didelė, kiek yra norinčių daryti ir modifikuoti šitos automobilius, kadangi visi nori tos retro išvaizdos, o važiuoti patogiai kaip su šiuolaikiniu automobiliu. Ir aš manau, kad visa tai tikrai važiuos, populiarės ir jau dabar tai vyksta. Dar kokie 5 metai atgal buvo visai naujovė, dabar visą tą patį jau daro su elektriniais automobiliais. Tai deda visiškai kėbulas yra visai senas, o automobilis yra visiškai elektrinis. Tai čia viskas vyksta iš tikrųjų dideliu greičiu. Apie vartotojišką kultūrą, bet ir taip, pinigų daug ir žmonės, Lietuvoje vis daugiau, man atrodo, nori įsirengti tuos savo svajonių garažus, kuriuos matėm tik filmuose seniau, o dabar vis dažniau yra, kad tas kolekcijas lietuviai vis labiau renka. Kas populiariausia tarp lietuvių? Vis tiek daug matot ir žinot, ką
turbūt ir net 2 kartas galim suskirstyti. Buvo vyresnė karta, kuri pirmoji pradėjo kolekcionuoti automobilius ir dabar užaugo jaunoji karta, kuri turbūt turi dar kitas tendencijas, bet irgi nori tų svajonių garažų ir dar va tokių menkeivų. Taip, tikrai taip yra, didėja ir daugėja, aš iš tikrųjų dėl to labai džiaugiuosi. Tai ką jie perka? Sakykime, ta karta, vyresnė už mane tą kartą, ar ne, jie jau nebeperka nieko, ar ne, jie, kad turi užsikaupę tą ir turi. Ir tai kaip taisyklė dažniausiai tai yra visi automobiliai pagaminti iki Antro pasaulinio karo. Tai yra, na, pagal klasifikaciją, sakykime, standartą tą pasaulinį, taip ir yra ten automobiliai ten iki 20 kažkelintų metų, iki 40 ir po to eina kartom. Tai ta senoji karta, jie dar turi užkaupę tų iki karinių automobilių, tik tai yra didžiulės vertybės, tai yra iš tikrųjų... Jos brangsta? Taip, sąlyginai jos brangsta, bet automobilis brangsta tiek, kiek iš tikrųjų jisai yra įdomus to laikmečio žmogui. Sakykime, automobilio iki karinio, ar ne, iki karinio automobilį, jeigu tu dabar norėtum parduoti, jį būtų iš tikrųjų labai sunku, kadangi tau vienintelis pirkėjas realiai lieka turbūt tik tai muziejus, kadangi visą laiką, aš žinau pats pagal save, ta mano pati pradžia, aišku, tie metai, tai buvo 90 metai, tų automobilių mes, na, principė daug ir nematėm, jie visi čia buvo toj Lietuvoje suvežti kaip trofėjai po Antro pasaulinio karo, Mercedesai, BMW, panašiai, ir tai atrodė kaip didžiulė vertybė, aišku, tai ir yra vertybė, bet jie turi vieną didžiulį minusą, su jais sunku važiuoti. Ir vis tiek norisi, turint tą automobilį, norisi juo ir džiaugtis, norisi ir važiuoti į kažkokią tai parodą, į kažkokį tai renginį. Ir tai darosi jau problema, kadangi tai iš tikrųjų jie vis tiek yra seni, jie yra gendantis, juos prižiūrėti yra sudėtinga. Tai apie tą pirmą kartą, po to tie vėlgi automobiliai, aš kaip sakau, kas 10 metų, kada keičiasi karta, keičiasi ir automobilių mados, ką žmonės perka ir nori. Tai vėlgi buvo tas vienas laikmetis, kada visi pirko, kolekcionavo tik amerikietiškus automobilius, kurie buvo pagaminti, na, nuo 50 iki 70 metų tam tarpe, ar ne. Jie, žinoma, yra be galo gražus, jų dizainas įspūdingas, jie važiuoja gerai, jie praktiškai jau yra tokie kaip šiuolaikiniai automobiliai, su jais iš tikrųjų lengva ir važiuoti gatvėje, ar ne, bet jie turi vėl kitą minusą, jie užima labai daug vietos, ar ne, ir jie yra, na, kaip ir amerikietiškas automobilis, to, jeigu jį nori remontuoti, restauruoti, nieko jam čia nenusipirksi, atsiranda kiti niuansai, siuntimas iš Amerikos, na, daug įvairiausių niuansų. Ir tad dabar, kaip aš sakau, tą šiuolaikinę aš suskirščiau į tokias 3 kategorijas, čia galim plėstis ir smulkintis, tai yra tai, ką žmonės perka dabar. Tai dažniausiai tai yra automobiliai pagaminti, na, nuo 80 iki kokių 95 metų ir mes jau matom tokius tikrai greitus super automobilius, tai tie patys BMW M serijos automobiliai, Mercedesai AMG, jie atsirado daug labai japoniškų automobilių, nes tam laikmetį tik tai japonai ir pradėjo gaminti, visos Toyotos, Supros, visi japoniški automobiliai, kurie išpopuliarėjo po filmo Greiti ir įsiutę, ar ne, visi Subaru, visi jie modifikuoti, pagerinti, juos labai dabar perka jaunimas, jie labai brangsta šitie automobiliai ir aišku, tie vadinami superkarai, tai ta jaunoji karta, ar ne, kurie išmoko uždirbti pinigų savo galvą, tai yra IT technologijų specialistai, tai yra kriptovaliutų specialistai, ar ne, tai atsirado labai daug, na, galbūt iš šono kažkam tai sako, lengvai uždirbti pinigai, aš tai tikrai neskaitau, kadangi žmonės taip pat daug turėjo praeit kelio, ar ne, kad sugalvoti ir tai padaryti, tai jie jau perka
tuos superautomobilius. Tai vat, jų Dėl greičio jie Taip, perka. jie dėl greičio, jie dėl kainos, jiem reikia pasirodyti. Dažniausiai tai yra tokio ganėtinai jaunesnio amžiaus žmonės, ar ne, jie dažniausiai dar neturi sukūrę šeimų, jie gali sau leisti, jie gali puikuotis vienas prieš kitą, nes po to su metais atsiranda kiti prioritetai, ar ne, tada ir šeimos atsiranda, ir vaikai, ir panašiai. Tai kokias klaidas daro tie, ką tik pradėjo pirkti automobilius, pastebit ir galvojat, čia klaida? Tai taip, tai dažniausiai tai šitos automobilius visą laiką įsigyja žmonės pagauti kažkokios tai emocinės būsenos, vos ne transo, ar ne. Ir kada jie įsigyja, jie nusiperka, jeigu tai būna kažkokia Amerika, ar ne, nes dažnai Amerika renkasi, ar ten Japonija, todėl, kad tu gali aukcione nupirkti automobilį ganėtinai gerą ir kokie, 30-40% pigiau, negu tu jį pirktum čia. Tai jeigu šnekam apie naudotus automobilius, ne naujus. Tai ir tada aišku, kad automobilis jau atvyksta, jam pastato kiemę, tada jau ta euforija dingsta ir atsiranda tas liūdesio toks jausmas, kada vis tik tai, nepateisino lūkesčių išleista pinigų suma ir jie mato, kad tą automobilį iš tikrųjų reikės stipriai remontuoti, restauruoti, reikės investuoti dar daug pinigų, kadangi restauravimas, iš tikrųjų yra brangus malonumas. Ir, tai yra didžiausios klaidos, bet paprastai žmonės, tu jau turi daiktą, tu nebeturi kito pasirinkimo ir tada tenka daryti tą kitą žingsnį ir tą automobilį kelt. Dar galvoju, matyčiau dvi skirtingas kategorijas tų žmonių, kurie kolekcionuoja automobilius. Vieni nusiperka, pastato ir niekada su jais nevažiuoja, kad nesukti ridos. Nežinau, ar jūs paaiškinsit, kodėl, kad čia gal išlaikytų tą vertę. O kiti, vokiečių, man atrodo, kultūra, kurie nusipirko kaip ir kolekcinį modelį, bet mėgaujasi juo pilnu pajėgumu, važiuoja į keliones, važiuoja pasivažinėti savaitgaliais. Kiek vienas sutaupo tuo, kad jį laiko, ir kiek kitas galvojat praranda, ir kuris čia daugiau praranda? Aš skaitau, kad jeigu jau tu esi pasiryžęs turėti seną automobilį, tai tu turi juo džiaugtis. Kadangi, ar jūs pavažinėjat su kurios? Aš visą laiką. Ir su tuo, ką ten turit, važiuoja? Taip, ir tai yra privaloma, kadangi automobilis stovėdamas jis iš tikrųjų genda. Ir ne kartas nuo karto yra privalu užkurti, su juo pravažiuoti, kad jisai šiek tiek prasimankštintų, prajudėtų, tai čia yra privaloma. Visi modeliai, kurie yra pačioj, jie pravažiuoja? Taip, visi. Tai yra privaloma, o kitas svarbus dalykas tai emocija. Tu jos už pinigus jos tikrai nenusipirksi ir kada tu važiuoji su kažkokiu senu klasikiniu ar nebūtinai senu, klasika gali būti ir nauja ir ta emocija, kurią tu gauni iš aplinkos ir kurią tu pats jauti sėdėdamas už vairo, tai iš tikrųjų tai yra turbūt didžiausias malonumas visame šitame, ar ne? Nes jeigu žiūrėti tik tai į finansinę pusę, kaip į investiciją, aš perku automobilį, jį pastatau ir tikiuosi po 10 metų jį parduot brangiau, tai aš manau, kad galbūt tada pirkite vynų kolekcijas, pirkite paveikslus ant sienų ar ne, tai lygiaverčiai brangstantis dalykai, bet užima mažiau vietos, ar ne? Gal ir mažiau priežiūros. Gal ir mažiau priežiūros, taip. Jeigu bendrai įdėjus, ir galvoju, kiek ta investicija yra tikra investicija, jeigu įdėsim, sudėsim viską, ką reikėjo restauruoti, kiek reikėjo priežiūrai, kiek visko tam termine iki pardavimo reikėjo, ar čia tikrai įmanoma iš to?
uždirbti? Tikrai įmanoma, bet aš vėl pasikartosiu, visų pirma, tai yra emocija ir meilė technikai. Tai yra savotiškas žaidimas. Labai dažnai žmonės mėgsta, myli, jie dalyvauja tam procese. Ar ne, kada tu restauruoji automobilį, žmogus sako, gerai, aš darau, bet aš pats noriu rūpintis detalėmis, ar ne? Ir pas mane yra daug tokių užsakovų, labai jie patys sėdi internete, ieško detalių, atsisiunčia, jo atveža. Tai yra savotiškas laisvalaikio praleidimo būdas, ar ne, kuris gale, finale vainikuoja visą tavo tą triūsą, leisdamas tau, ir uždirbti. Nors dažniausiai, aš galiu pasakyti, kada žmonės, jeigu mes šnekam apie vieną ar du automobilius, jie įsimylė, ar ne, tai tampa, kaip šuniukas gali būti šeimos nariu, tai tas automobilis lygiai taip pat, jie turi ir savo vardus, ir juos prižiūri, ir važiuoja, ir džiaugiasi visa šeima, ir apie tą pardavimą ir šnekos negali būti, ar ne, ir po to... Ar yra koks nors modelis, kurio jūs už jokius pinigus niekada neparduotumėt? Kurį jau turit ir... Indrė, aš jau tiek tų automobilių turėjęs ir tiek tame gyvenu, ar ne, kad jau man nėra tos tokios, sakykime, emocijos, kad niekada neparduosiu ir panašiai. Kada tu praktiškai paturi viską, ką tu norėjai, ar ne, tu esi prisilietęs prie visko. Bet gal kažkam yra sentimentai. Pavyzdžiui, aš turiu vis dar savo pirmąjį automobilį. Aš turėjau... BMW Z. Taip, BMW Z3 buvo automobilis, su kuriuo aš išmokau vairuoti ir tai yra neparduodamas. Niekada aš vasaromis kartą bent savaitę kokią pavažinėjau, išvažiuoju ir juo pasidžiaugiu ir džiaugiuosi, kad tėtis truputį jį parestauruoja, kad jis taip išlaikytų. Ir netgi auga jo kažkaip po truputį, aš jau dabar iš tikrųjų auga. Iš tikrųjų auga. Jis dabar brangiau kainuoja. Jo, jis dabar kainuoja brangiau. Dar galėtų kažkas išvažiuoti, pasivažinėti, kuo daugiau jūsų daužys pasaulyje, tuo mano bus... Jis ir buvo gamintas su ta mintim, tai yra Roadsteris, ar ne, tai yra automobilis dvivietis, neskirtas buičiai, ar ne, tai buvo skirtas automobilis prabangai, o visi automobiliai skirti prabangai, jie brangsta visai kitaip ir jie turi tą savo automobilių pasaulį vietą, būtent brangstančių automobilių vietą. Ką noriu pasakyti, kad man tai yra mano daug emocijų ir daug prisiminimų ir manau, kad niekada nesutikčiau įdėti jo pardavimui. Ar yra toks automobilis jums, kuris turi emociją, nežinau, dukrą vežėt kažkur, tuokėtės, kažkoks, tai gali būti, nežinau, pirmas. Taip, galbūt jisai ir yra toksai, sakykime, man mintise, ar ne, kurio aš jau nebeturiu, kuris jau yra parduotas, tai automobilis. Galbūt pats pirmasis automobilis, į kurį buvo įdėta meilės, aišku, jis jau nebegrįš, nes aš jau net nežinau, kokiais jisai keliais nuvažiavo, ten kryptį aš jo atsimenu, kurie kryptim, bet kur jis dabar yra, ar jis dar iš viso aplamai yra, aš tikrai nežinau. Bet... Tai koks čia? Tai buvo vienas iš tokių Lincoln markės automobilių. Žinoma, ir skirtis man asmeniškai gaila, tenka skirtis ar ne, bet visą laiką būna gaila. Ir kada aš jau save esu pagavęs ne vieną kartą, ne, jau atvažiuoja, sakykime, automobilis, tu jį krauni, jis jau išvažiuoja pas kitą šeimininką ir ne, ir tada tą širdį taip suspaudžia ir aš būtinai tokį patį vėl kitą perku, ar ne, tada, kad pastatyti jo vietą. Tai yra tų tokių dalykų, yra tų sentimentų, bet tai nėra, kad jau, nežinau, kaip kitiem, gal kas turi vieną, du, taip, bet kada jų turi iš tikrųjų daug ir jie, tu gyveni su tuo nuo ryto iki vakaro, kiekvieną dieną, tai jau galbūt šiek tiek atšala visi tie tokie jausmai. Jūsų akis gera, pasižiūrėjus kažkokį parduodamą modelį daugiau mažiau per tiek metų, manot, kad visą daugiau pataikot, kad žinot, šitas bus geras? Žinoma, tai jau yra visą laiką, jeigu manęs klausia, aš visą laiką ir patariu, ar ne, kad šitas automobilis brangs, tu jį pasižiūrėjęs
na, sakykime, iš toli pažiūrėjęs, aš ne Dievas ir kiaurai aš nieko nematau, bet apėjęs šiek tiek paviršutiniškai apžiūrėjęs, tu iš karto matai, tai yra jau išugdyta, ar ne, kas blogai, kas gerai, jisai padarytas gerai, blogai, verta, neverta mokėti tiek pinigų, tai yra tavo duona, tavo kasdienybė. Galvoju, gal mes pakilsim ir pasivaikščiosim. Labai norėčiau pamatyti ir tuos istorinius modelius, ir kas brangiausia, ir kas pigiausia, bet mieliausia. Tai jeigu esam pasiruošę, nors žinau, kad dar prieš pakylant taip gražiai už jūsų, va čia ir už manęs, yra, galiu ir tas kolonėlės truputį prie technikos. Taip. Ar senai turit šią garso aparatūrą, nes čia akis matyt buvo labai gera. Nežinau, ar gal galim palikti žiūrovam spėti, kokia vertė už mūsų šių... Taip, vertė iš tikrųjų yra didelė, tai yra vėlgi kolekciniai dalykai. Ferrario vertė. Na, taip, čia jau yra aukšta kategorija, aišku, kaip ir automobiliuose. Senai tai įsigyta. Taip, tai yra viskas, kaip aš sakau, aš niekada stengiausi, na, mes dažnai pykdavomės šeimoje, ar ne, kada namie sakydavo, tu čia perki plokšteles, tu ten kažkokius tai audio magnetofonus ar kažką, taigi yra 3 vaikai, taigi yra 1, 3, kita. Aš esu iš tų žmonių, kuris savęs niekada nestabdo, ar ne, aš galbūt tuo momentu neturiu, bet aš visą laiką turiu gerų draugų, ar ne, aš sakau, paskolyk man reikia, sako, o tai kaip čia lyg, tai žinai, sakau, turiu va tokį nusižiūrėjęs, noriu pirkti ir kažkaip visą laiką taip pasisekdavo. Kiek kartų išaugo vertėtų kolonėlių nuo tada, kai pirkot? Aš net... Nes čia yra tikrai kosminė suma. Aš net negaliu... Kaip modelį, tegu žmonės patys pasitikrina. Tai žmonės patys pasižiūrėję, jie galės... Nežinau, kiek išaugo ta vertė, kadangi kartas nuo karto visą laiką pasižiūriu, na tai mano yra kita aistra, ar ne, tai yra muzika. Aš savęs, audiofilų nelaikau, aš laikau save melomanu. Tai aš visą laiką, kartas nuo karto pasižiūriu, o jeigu nusipirkt, kiek tai kainuotų, ar rinkoje yra dar kažkas panašaus, tai kolonėlių tokių nerandu, ar ne. Magnetofonų, žinoma, jų buvo pagaminta daugiau, jų vėlgi, principė tu viską gali nupirkti, jeigu tu turi pinigų. Ar ne, bet nupirkt protingai čia vėl yra vienas iš tų meno rūšių, lygiai taip pat kaip ir su automobiliais. Mes dabar, kai eisim, jūs ir matysit tuos automobilius, jie gražus, visi padaryti, jų vertės yra ganėtinai didelės, bet jie nei vienas neatvažiavo čia tokiam stovyje. Ar ne, čia yra daugelio metų triūsas, kada tu įsigyji kažkokį tai automobilį, seną, apgriuvusį, kai laužai ir tu jį, klientam, sakykime, užsakovam aš turiu daryti pagal sutartį, yra įsipareigojimai, yra sutartis, per kiek laiko tu padarysi, kiek tai kainuos ir panašiai. Bet savo tai dažniausiai būna, žinot, batsiuvys be batų, savo automobilį tu darai ilgai, tai ir 5, ir 10 metų, ar ne, bet vėlgi tai darai su ta mintim, nes aš jau tikrai žinau, kiek jisai kainuos, ar ne, kiek jisai brangsta, kadangi, tai yra mano duona, ne, ir man tai to širdies neskauda, plus to aš turiu visas sąlygas. Mes dirbam čia, aš neturiu jokių subrangovų ir mes nesinaudojam subrangovų. Daugam atrodys, kad tu turit svajonių gyvenimą, svajonių darbą. Tai visiškai gyvendinta mintis, kad dirb darbą, kuris patinka, niekad nereiks dirbti. Taip, bet taip, žinokit, yra iš tikrųjų, aš niekad neinu kaip į darbą. Aš visą laiką einu, nežinau, aš visą laiką einu kaip į malonumą. Aišku, visą laiką stresas ir įtampa ateina į mėnesio galą, ar ne? Kada tu žinai, kad dabar sukapsės visi mokesčiai, kuriuos tau reikės sumokėti. Tai pradedant darbuotojų atlyginimais, sodrom, deklaracijų visų pildymų, mokesčių sumokėjimų ir panašiai. Tai visą laiką to streso yra, bet nežinau, parodykit man nors vieną verslininką, kuriam taip nėra. Ne? Čia jie, visi ar darbas, ar pavadinkim verslų, kuris yra lengvas. Jų turbūt nėra tokių. O taip, žmonėm dažnai, kurie ateina ir pasisvečiuoti ir atrodo, sako,
Nu čia svajonių sako, duok man čia lovas, čia mėgosiu, būsiu pas tave. Bet žinokit, taip ir yra, aš dažnai čia ir nakvoju, aš čia ir būnu ir man tai čia yra, na, tokia mano vieta. Pasivaikščiokim. Taip. Su kamerom. Laidą remia Car Vertical. Kiekvienas automobilis slepia savo istoriją. Patikrink ją su Car Vertical ir mano nuolaidos kodu INDRE20. Iš tikrųjų, vėlgi pas mus galbūt nėra labai populiarus, bet Amerikoje tai iš tikrųjų labai populiarus yra hot rod tipo automobiliai, apie ką ir minėjau anksčiau, tai yra kėbulas senas, šiek tiek patobulintas, variklis daugiau šiuolaikinis, važiuoklė šiuolaikinė, na, greitas iš tikrųjų automobilis, be galo gražus, na, mano meilė, iš tikrųjų myliu šitos labai automobilius, esu jų pridaręs ne vieną ir ne du, gamybui pamatysit, vėl dar vieną darausi, tai toks visą laiką darausi savo, bet visą laiką atsiranda kažkas, kas iškaulina. Tai čia, jeigu šnekėt, su kuo būtų sunku skirtis, tai man yra skirtis. Su šitais automobiliais. Čia vienas iš tų tokių automobilių, kur įdėta daug meilės, daug savo minčių, kaip turi padaryti. Na, kito tokio nėra, ar ne, jie visi yra vienetiniai tokie. Ir pravažiuojat su juo? Taip, visą laiką. Kiekvienais metais. Taip, na tai yra toks daugiau jisai parodinis, pas mus su juo gan sudėtinga gatvėm važiuoti, kadangi mūsų biurokratai niekaip nenori jiems suteikti leidimo važiuoti gatvėje, nors jie visiškai yra pilnaverčiai važiuoti ir gatvėmis, bet na yra kaip yra. Čia vienas vėlgi iš tų tokių, į kurį, sakyčiau, verta investuoti, Cobra, Shelbys, tai automobilis, na, kuris niekada nepiks, kuris vėlgi daugiau teikia galbūt emociją, su juo gali važiuoti tik tai dviese, kieto stogo jis neturi, visą laiką turi žiūrėti, kad būtų geras oras, na, galbūt ne Lietuvos kraštam, galbūt tai būtų daugiau toksai šiltesniem kraštam skirtas automobilis, bet taip pat su savo, taip. Ir čia viską restauravot taip, kaip... Taip, jisai... Ar čia galima savo fantazijų įdėti, tarkim, bėgių pavara? Jo, jisai yra atvažiavęs tokiam geram stovi, mes nelabai čia rankos prie jo ir dėjom, bet jisai yra gero stovio tokio. Čia puikiai investicija, tai yra Jaguaras E-Type, tai yra vienas gražiausių visų laikų, kada nors pagamintų automobilių. Tai iš tikrųjų savo išvaizdą, savo istoriją vertas investicijos, aišku. Kokia jo kaina šiandien? Na, šiandieną jo kaina turbūt gerokai virš 200 000. Tai jeigu tai palyginimui, tai kažkokį tai projektą perkat plius minus 50 000, bet kokį 150 vis tiek į pilną restauraciją teks suinvestuoti. O tų vertė tada jau, jeigu galim čia apie pinigus kalbėti? Jo, tai tų vertė irgi, sakykime, nuo 50 viskas ir į viršų. Čia, kaip minėjau, tas Fordas Eleonoros pavadinimu iš filmo Dink per 60 sekundžių. Ir lietuviai irgi nori. Tai lietuviai visą laiką visko nori, tik tai klausimas, ar jie tą gali. Tai gali, iš tikrųjų yra ne vienas toks automobilis Lietuvoje ir žmonės važinėja, džiaugiasi. Čia iš tikrųjų gera investicija, tai yra pats tikriausias Mercedesas 600, pats didžiausias, tai, sakykime, limuzinų toksai flagmanas savo laikmečio. Nieko geriau turbūt pasaulyje ir nebuvo pagaminta. Ką aš šnekėjau apie iki karinius automobilius, jie gražus, puikus automobiliai, bet su jais jau sunku dalyvauti. Vienas iš investicijos pavyzdžių tai yra Ferrari Maranello 550. Tai skaičiau jau, kad jisai per pernai metus pabrango 24%, tik per metus pabrango automobilis, tai skaitau. Ir dar brangs? Tai Ferraris niekada nepinga. Tai yra, jeigu norit
tokios tikros, sakykime, investicijos, kuri, na, tikrai be baimės, ar ne, pirkit Ferrari. Tai Toks paprastas patarimas. jo, jisai niekada neatpigs, ar ne, tai vėlgi ta pati BMW M serija, ar ne, atrodytų dar visai automobilis nesenas, dar paprastų tokių BMW pilna važinėja gatvėmis. Aha, čia gan keistai visoje šioje kolekcijoje. Jo, bet M serija, jinai turi savo išskirtinumą. Kaip sakiau, Ferraris, tai niekada nepralošina. Tai dabar to Ferrario vertė ir šito? Na, šito raudono Ferrario šiandieną vertė apie 200 000, šito apie 100. Brangs. Brangs. Jie Brangs. nepiks niekada. Ne? Corvette C1 taip pat automobilis, kuris niekada nepiks. Ir aišku, na, tai jau amerikietiškas automobilis. Aišku, yra tų įvairiausių automobilių, kurie skirti tokiai, na, neplačiai visuomeniai. Tai čia vienas iš tokių variantų, tai yra Artega vokiečių toksai gaminys. Na, priartintas, sakykime, automobilis prie superautomobilių, nedidelis, labai greitas, manevringas, bet jau čia tokiem daugiau žinovams automobilį. Na, čia kaip ir minėjau, tie visi automobiliai. Taip atsiprašau, dar taip paklausiu, ar jūs turėjot kažkokį sąrašą, pagal kurį norėjot surinkti kolekciją, ar yra tokia atsitiktinė tvarka, geri dylai padaryti? Na, jeigu žiūrint į Ferrari, tai Ferrari visą laiką žiūri, kad tai būtų gera kaina ir aišku, tai būtų iš tokių brangesnių, sakykime, gera kaina automobilių, nors, na, Ferraris jis visą laiką geras, ar ne, yra. Tai į jį nežiūri, kad būtų kaina gera, po to, na, čia vėl vienas iš Ferrarių pavyzdžių, ar ne, F55. Na, jeigu dabar reikėtų pirkti F55, kas būtų jo gera kaina prieš restauraciją? Na, vėlgi viskas priklauso nuo stovio, bet aš skaitau viską, ką nupirki iki 50-60 tūkstančių, tai yra viskas gera kaina, jeigu šnekėt apie Ferrari. Bet jų yra įvairiausių, bet jie visi yra daugiau šitie klasikiniai. Jeigu mes žiūrėtume apie šiuolaikinius Ferrarius, jų dabar yra išleista iš tikrųjų labai daug, anksčiau jų gamino tikrai nedaug. Ferraris turėjo tą savo išskirtinį bruožą, tai dabargi, kada, kaip jau ir minėjau, ta visuomenė pasidarė labai vartotojiška, tai jai pasiūla iš tikrųjų iš Ferrario pusės yra labai didelė ir tų automobilių yra... Tai gal tie naujesni taip gerai nebrangs? Dėja brangs ir brangs tai ir dabar, nes vėlgi na, Ferraris buvo, aš atsimenu, labai kategoriškai nusistatęs prieš tokius automobilius, kurie yra skirti paprastam, na, tokiam vartojimui kaip visureigis, ar ne, ar ten kažkoksai tai Lambo padarė Urusą, nors irgi tai buvo visą laiką išskirtinė automobilių markė, kuri gamino tik sportinius, super greitus, super karo tipo automobilius, tai Ferraris lygiai taip pat kažką tai pagamino, vienu žodžiu viskas išsikreipia, lygiai taip pat kaip ir Fordas Mustangas, jeigu žiūrėtume į pačią pirmąją kartą, tai vėlgi padarė visiškai elektrinį 4 durų automobilį, bet manau, kad jisai be ateities ir Fordą Mustangą galite pirkti ir dabar, jeigu tai bus GT, Cobra, kažkoksai tai jubiliejinis modelis, galite pirkti drąsiai visiškai šiuolaikinį automobilį, jisai tikrai brangs. Labai gražu. Na, Mustangas jis visada gražus. Ir formulė važiuojanti. Taip, tai yra tikra Formulė F3, 83 metų Prancūzijos čempionas. Tai yra Formulė Dallara su Alfa Romeo varikliu, puikiai važiuojantis automobilis, sportinis automobilis. Jo, tai... Ir pravažiuojat kartais? Taip, tai šiais metais tikrai, man atrodo, lyg žadėjo pas mus į Nemuno žiedą sugrįžti tų retro, tų legendinių formulių vėl varžybos, tai atvažiuos ir estai su savo Estonijom, atvažiuos vokiečiai,
Suomiai tai tikrai pravažiuosim kaip Ir mūsų Šarūnas. komanda. Taip, tikrai pravažiuosim. Tai. Geras. Jo, pilnai. Dar kas nors Lietuvoje turi? Aš Formulių nežinau prikaupęs. tų, kas pas mus buvo populiaru tais laikais, tų Estonijų, tai tikrai turi, man atrodo, jų gal dar ir yra pas kažką tai likę, bet daugiau tai kaip ir nežinau. Tokių tais laikais niekas ir negalėjo atsivežti, čia buvo visai toks išskirtinis. Na, čia jau reikia visai būti pamišėliu, žinot, tokiam automobiliu. O jeigu užšnekėti apie tuos iki karinius automobilius, tai jie visi vėlgi turi savo vertę, bet jų jau ta vertė yra išliekama, matuojama truputį kitaip, jinai matuojama jau kaip muziejinės vertybės, kaip antikvaras ir su jais paprastai jau niekas taip gatvėse ir nevažinėja. Tokius automobilius veža tik tai į labai rimtus konkursus, į labai rimtas parodas, kur jau žmonės tikrai gauna prizus ir tai yra, na, toksai, kaip aš sakau, pasipuikavimo, daugiau malonumas. Italijai prie Komo vykstantys tokios, ne? Tai jų daug vyksta visam pasaulyje, Amerikoje, Prancūzijoje, Italijoje, tai yra tie automobiliai, na, kuriais jau gali pasipuikuoti, kada žmonės leidžia savo dalyvauti kažkokiam tai konkursai ir elegancijos, kada yra apranga pritaikoma prie automobilio, tu gauni prizą už bendrą išvaizdą. Ir ten vertina jo išlaikymą? Ten vertina viską, vėlgi priklauso, kokio tai lygio konkursas ir su kokiu tikslu jame yra dalyvaujama. Jeigu yra dalyvaujama tik tai dėl grožio, tai yra turčių susibūrimas, tai yra viena. Jeigu vertinama yra automobilio restauravimo lygis ir automobilio visa vertė, kokia jinai yra išliekama ir kaip jisai padarytas, tai yra vėl kita, bet jų yra iš tikrųjų pasaulyje labai daug. Šitas specialiai taip paliksit ar tvarkysite? Jo, šitas yra specialiai taip paliktas, jisai irgi atvyko su savo istorija, jisai nusileido Prancūzijoje prie Patkanų, ten tokiuose kalnuose buvo parduodamas toksai dvarelis ir ten buvo rastas šitas automobilis, tai man draugas paskambino, sako, ar nori. Iš tikrųjų, na, kapeikinis reikalas buvo, tai su mielu noru, kad nors aš jį, aišku, perleiščiau, gal atsiras norintis. Gal norit? Už kiek perleisime? Nežinau, tai... Siūlykit savo kainą. Jo, šneka eina apie kelias dešimtis tūkstančių, tai čia skaitau šitam pasaulyje, tai yra visai nieko. Ar yra pas jūs aplinkoje moterų, kurios kolekcionuoja automobilius, ar tai yra išskirtinai vyrai? Principai išskirtinai vyrai, o moteris, dažnai moterį atsiveža šalia, na, jos atsiklausta, ar gali pirkti ar ne. Tai kaip ir, sakyčiau, dalyvauja tame, bet, nu, turi tą sprendimo teisę tokią. Nes paprastai vyrai, darydami tokius pirkinius, jie visada atsiklausia. Tai yra normalu, tai galų gale tai pirkinė batus. Šie jūsų automobiliai gal kokiuose filmuose filmavosi iš jau jūsų? Nes galvoju, kad jūs čia turit dabar tokį lobyną, kad čia turėtų vis kinas labai norėti. Tai paskutinį kartą filmavosi dabar, pernai, aš neatsimenu, rudenį turbūt vėlyva buvo filmas statomas Vilniuje apie kosminės lenktynės, man atrodo, ten prancūzų kažkokia kino studija filmavo prie Radisono, man atrodo, prie viešbučio ar prie Kempinskio, jisai šiek tiek važinėjo, vežiojo kažkokius tai aukštus pareigūnus tiek Sovietų Sąjungos, man atrodo, tiek amerikiečių, aš pats nedalyvavau, jie prašė iš manęs šito automobilio, taip važiuoja automobiliai. Ir aktorius čia turit ne tik kolekcinius modelius, bet ir aktorius. Taip, o filmus nuomojasi dažnai kino studijos, dažniau galbūt populiaresni tie automobiliai, tie tokie sovietiniai buvę, nes pas mus juos lengviau filmuoti, ar ne, nes visa ta, sakykime, aplinka jinai yra išlikus, o dažniau važiuoja į užsienį filmuotis šitie filmai, ne Lietuvoje.
automobilis po avarijos, po auto įvykio bus atstatinėjamas. Iš tikrųjų, jeigu žiūrėt apie klasikinius amerikietiškus automobilius, tai vienas iš tų pavyzdžių muscle carų, ką myli visas pasaulis, ar ne, tai Dodge'as Challengeris pati pirmą kartą, tai dar dabar čia rodė filmą nesenai amerikietišką hollywoodinį su iš tikrųjų žymiais aktoriais, tai irgi važiuoja toks automobilis. Tai, jie tokie mylimi, bet juos dažniausiai ir daužo, kadangi jie tokie yra greiti, sunkiai valdomi automobiliai, tai bet verta investuoti. O čia irgi kažkas nusipirkęs, ar čia jūs? Jo, čia jau mūsų darytas yra automobilis, bet čia yra ar jūsų užsakymas. asmeninis, ar užsakymas? Užsakymas, tai va perka tokius lietuviai, kolekcionuoja? Žinoma. Ne lietuviai čia, bet kolekcionuoja. Kiek daugiausiai klientas išleido restauracijai? Galvoju, kas buvo brangiausia restauracija jūsų istorijoje? Koks modelis čia toks įnoringas buvo, pavyzdžiui? Buvo vėlgi, sakykime, jeigu tai reiktų išsitraukti iš kišenės ir iš karto sumokėti, tai būtų žinoma daug, bet kada tai vyksta 2-3 metus iš eilės, tai nėra daug, bet tai gerokai virš 100 000. Kai jie perka su jumis pasitarė, kad maždaug kiek, galvoju, ar visi... Ne, tai jeigu mes šnekėtume... Jeigu nusiperka už 15 000, ar tikrai įsivertino žmonės, kiek čia... Ne. Nes aš galvoju, viena yra sutvarkyti einamus modelius, bet va čia reikia iš naujo sukurti. Ne, tai jie yra sukūrėmi iš naujo automobiliai ir jeigu mes šnekam apie automobilį, imkim kokį tai iki karinį brangų Mercedesą, kurio rinkos kaina yra 500-600 tūkstančių eurų padaryto automobilio ir tu jį apsiemi daryti tokį projektą, kuris nupirktas paprastai tokio projekto be kokio 150 tūkstančių nenupirksi ir tiek ir kainuoja jį atstatyti. Tai ir galit skaičiuoti, tik tai esmė didžiąją tų pinigų išlaidų dalį sudaro trūkstamos detalės ir visi tokie dalykai. Tai aišku. Pats tas darbas taip pat turi kažkokią tai dalį. Parodom tą darbą, pasižiūrėkit, kiek čia. Kiek čia grožių. Čia du tokie patys, a ne? Ne, čia yra Cadillac'as 61 metų kabrioletas, o čia 59 metų kupė. Čia hot rod tipo automobilis. Čia kaip ir šnekėjom, populiaru yra Porsche automobiliai. Tai jų daug darom iš tikrųjų. Ar gal ir greit pasidaro, ne? Dar yra detalių, daugiau yra visko toks. Priklauso, ką darai, Sveiki. Kokie norai, ką jam reikia daryti. Čia tokią nusipirko? Čia po avarijos. Bet tai 911 modeliai, aišku. Per kiek laiko maždaug bus padaryta? Sakykime, čia atremontuota po avarijos, perdažyta ir atiduota, tai pusę metų, pusmetį užtrunka šitas darbas. Bet mes viską darom ir dažus darom patį, ta prasme mes esam visiškai autonomiški. Aš jaučiuosi lyg į kažkokią vyrų šventovę būčiau įleista, bet net man patinka. Čia vyrai visi taip pasijaučia. Pasivaikšto ir galvoja, kad turi naujų svajonių. Tai visą laiką kas nors būna užsidega čia pabuvęs, po to, dažnai aišku namuose jį atvėsina, ar ne, nuo to jų norų ir kažkokių tai užgaidų, bet dažnai būna, kad ir kažką tai ir perka, daro ir pasidaro.
Čia jau baigtas beveik, Taip. ne? Viskas. Idealiai. Gerai. Taip. Ačiū, kad priėmėt mus labai. Dar priimsit? Žinoma. Mes dar užsuksim. Kada nors, kai jau bus pavasarį, vasarą, kada išvažiuosit kada su kurio nors išvažiuoja, modeliu, pakvieskit ir mus, mes irgi norim prasidėti. Darysim renginį labai rimtą dabar, didelį, kartu Kada? su drifto čempionatu. Aš nežinau, gegužės į galą turbūt. Dariaus ir Girėno oro uoste, bet toks bus grandiozinis su akrobatiniu lėktuvų pasirodymais, drifto čempionatas, pirmas etapas, paroda didžiulė automobilių bus rimta, aš pakviesiu. Parašykit, mes atvažiuosim. Varysim mane? su žiūrovais visais atvažiuosim. Žinoma.